Sveiki, tai pagaliau turim ir džiugių naujienų, kurią tą naujieną parodyti reikės ir veidrodėlio. Ir kągi mes čia turim. Ogi pagaliau laukta ir sulaukta GoPro 10, tai iš tikrųjų praeitą video daug ir nebefilmavau, nes jau kamera buvo pakeliui, tai nenorėjau tęsti. O dabar žiūrėsim, šį video gal bus tam tikrų nesusipratimų, nes čia reikia išmokti, kur kada geriau kokią funkciją pasirinkti, bet tikiuosi, kad vaizdas ir garsas bus tikrai geresnis. Tai varom darbuotis. O dabar kaip visada, pradžioj rytinis šėrimasis, bet prie rytinės šėrimuose tai reikia ir pašarų beveik visur, reikia ir pasikreikti, reikia ir lauke buliukam pašarą, nes jau ganykloje tie, kur vis ganės dašeram. Tai tiek pradžio, tai realiai vos ne iki pietų veiklos būsa. O kas toliau, tai aišku ir prie statybų yra tų darbų. Reikėtų dabar ir elektrą jau išsivedžiuoti, kad vakare galėtų apsišvietus ką nors nuveikti. Ir tiek būtų čia. Kaip sakant, dabar šį rudenį labai priklausomi nuo orų. O dabar, aiva, kas keista, kad nereikia laikyti rankas filmuojant. Tik dabar nežinau, čia gerą režimą įjungiau, kad nebūtų vibracijas. Aišku, kaip viskiau, šį video gal bus prastesnių vietų, bet paskui išmoksim ir žinosim, ką reikia rinkti. Kaip sakant, norisi dėl video kokybės, dėl jūsų, kad būtų smagiau, geresnė kokybė žiūrėti, geresnis garsas girdėti. Tai po biškį žiūram tobulėti. Dabar GoPro 10, paskui žiūrėsim, kuo čia dar galėtume tuos video pagerinti. Tai dabar užsikabinau kaušą mišlinį, nes reikia iš daržinės įsidėję buliukam biškį šienainis su pagėdimu. Tai, kad nelaikyti, tą čia vakar kiek pasiėmė gerą pašarą tiek ir dabar reikia išvalyti. Ir jaučiu įdėsiu dabar grinai šviežių pievų pirmos žolės, nes ir tie, kur vienutė yra jau pagal amžių, yra jau jauniausi musė 3,5, mažiausiai už 3 mėnesių. Ir paduoti jiems, nes dabar jie pastoviai vis ant šieno, tai kad jau dašerti su geru šienainiu. Dabar įsimetėm šiaudų pasikreikti, varau šieną, nes šieną reikia gerai ten įsiversti tą kolidorių link vienutės. Taip, kad tik tie ėstų, nes čia kai dėdavom, tie didėjai tos pats ėdau gerą šieną. Ir o šieną čia turam pasidėno tokį biškį buvusių pamatų pagrindą. Kaušas yra universalus pries. Žemės apsivalyti, kas pasikabina, nes čia per tą šėrimo sezoną ganėtinai patogu. Ir rulonus gali pasikrauti, ar miestus reikia prasivalyti, nebereik tiek daug priedų ant frontalinio kabinėtis. O dar netgi, kai daržinę reikia mažiukam veršiam dėti, iš tikrųjų su kaušu net patogiau ten dabar yra pristumti. Jau su Belarusu nelabai ir smagu, net nors ir esam priekį paskirstytoje paveržiant, bet kai kaušas ir dauž kaušą išsikiš rulonsą, tai žiūrųjų net nelaika verst žemyn visas kaušas, net laika hidraulį.
broliai praeitą savaitę turėjo 2 rulonus pirmos žolės. Tai dabar 1 ruloną atidėsim, nes šiandien nekreiksam. Rytoj vis tiek reikės. Tai įdėsiu, aš dabar galvoju, čia yra yra tolsa antrą pjovimą. Tai įdėsim tokį ruloną. Biški, kad gautų pamaišant. Nes vien ant atolą dėl pat pradės kiščiau darytis. Ir aišku, gauna kaip laik, kad atolų į daugiau. Pavasarį lietaus pagailėta buvo kelinti metai, o paskui trašų biški lietaus ir iš tikrųjų gaunas, kad antrą, trečią žolę pjaunam beveik geresnė negu pirmą pagal kiekį. Ir aišku dabar dar pažiūrėsim, kaip garsas traktoriui, kai lanksi ratas. Na ir paskutinė jau bus tai jos pašerti. Ir viskas. Galės gal biški ir pailsėti šiandien. Nors iš tikrųjų biški apgavau. Nesilsėsim šiandien. Reikia atlikti vieną rimčiausių rudens darbų, tai mėšlavežį. Tiksliau gal mėšlakratį. Jeigu čia galima taip įsireikšti, tai reikia važiuoti prie namų daržo, išsikratyti ir turėtų vakarop kažkada po pieto atvažiuosim ir į traktorių paparti, nes su didžiaisiais traktoriais tai daržo arti nelabai geras variantas. Reikia ratitovus pasiruošti, prasižiūrėti, kaip sakant, kepimo taškus, viską, ką per darbus nepagestų. Tai va, vėl ryt ir vėl darbai iš naujo, tai dabar žodžiu lėkiu į ūkį. Ir iš tikrųjų nežinau, kaip čia kokie darbai dėliosis, bet aišku, po pirmą apsišėrimsiu. Paskui eigoj dienos turėtų pavykti vėjelentės ant stogą susidėti ir gal pavyks elektrą įsivedžiuoti. Tai kiek, kada, ko parodysiu, nežinau, bet jeigu įsivedžiuosam elektrą bent, tai pažadu, kad po visų darbų, kad ir sutemus, įsijungus šviesą, aprodysiu, papasakosiu, kaip čia tą fermą statėm, kokie čia planai, sakykim, kaip mes ten ką sugalvojom ir panašiai. Tai pritrūkom cementą, tai gerai, kad šiandien tveruose dirb Lietagra, tai varau paimti cementą kokį 10-12 maišiukų, dar reikia porą lempų paimti, elektrą vedžiojamės ir žiūrėsim, gal pavyks susibaigti betonavimą, kur tas, sakykime, išėjams iš fermos galą. Neišėjams, pro duris, kuri važiavams, nes iki ten dasibetonavo mums, o toliau, kai baigė semens, taip palikom, tai šiandien, jeigu pasijungs elektra, kad ir pradės tempti, kai čia dabar jau po tų laikrodžių sukimų greitai tempti, gal apsišviesdami ir pasibaigsim, nes jau iš tikrųjų galėtų džiūti, gal per savaitę pavyktų dabaiginėti ir kitą savaitę parvaryti gyvulius. Pasikrovus 11 maišų, dabar nebėra smagu važiuoti su džipu, gals gerokai pasmuka, bet iš lėto parvažiuosiu, aišku, dar vot lempas 2 ledinės su tom lasdom keičiamom, žadėjom kitokias dėti, bet ten, kai tokias ant atvira tokia tipo pas mumis, tai negerai, jos ten vidinės, tai žodžiu dabar paėmiau cementą ir dabar iš lėto reikia parsilinguoti atgal. Tai trumpai dabar papasakojant, betonuoti nebepavyks, nes pradėjo orus bjurti ir ta prasme lyti, dulksna kristi, tai atkrent, o elektra beveik išvedžiuota, turėtų neužilgai ir įžiebėms būti.
Po to dabar jau turėtų pradėti vėjelentės dėti skardą ir lentas. O šiandien taip beveik didžiąją dalį važiuoju, bet tai to pristatyti. Tai kas kur spėjam, tas tą darom. Tai ir vėl, kol darbus baigam, sutemsta, bet yra naujovė jau. Tai kaip ir sakiau, vedžiojom elektrą. Čia pirms įrodyms, kad yra elektra, kad nemeluoju. Ir dabar įsijungiam visoj fermui. Čia dabar vidaus apšvietimsa. Realiai pasikabina ledinį lempą, tai kaip vidu, ir čia šėrimą taką. Tai einam į vidų, pažiūrėsim, aprodysiu, kas čia gaunas. Kančiai pridirbom. Tai va. Čia bus buliukai. Dar aišku, girdyklai reikės pamatą. Esam dabar pasilikę. Ir čia vat ant šėrimo taką 2 lempas. Ir iš tikrųjų pilnai apsišviet, jokios prieblundas nieka nėra. Čia viršų įdėjom vieną, bet užtenka. Nes viską pilnai apšviet. Tokių šešėlių nieka nėra ir aišku, va čia kėlėm šėrimo taką į viršų. Čia dar apie 15 cm dėsam balkį ir iš viršaus dar žeminsam, kad žodžiu galvą įkišti bus dar, svarstam apie 5 gal centimetrus ir kad nebūtų jokio lendimo. Ir viskas. Aišku, dar reikės kažkur iki tos lentuose, iš tos pusės lentų užsikalti, kad su ragais nepradėtų skardos draskyti. Ir aišku, paskui dar reikės čia dalį su USB, kitą dalį, realiai kaip bus, viena juosta skaidrės, kaip kad dėjom ten viršui, ir kitas USB, nes viską dėti su skaidrė brangu, o skaidrė vien dėl to, kad būnant čia ant šėrimo taką matyti buliukus. Tai va, tai tokie tie darbai, tokie čia ta pastogi. Ir tiek dar aišku iš lauko pusės apsistumdėm pamatinius blokus, nes kai yra nei sudėti ant, kaip sakant, ne pamats išpilts, tai kad neįsivartytų. Bet jau dabar nieko nesimata, nebeparodysiu. Liks kitam kartui, o taip tai būtų tiek. Žiūrėsim, kaip čia GoPro filmuo, kaip čia tas video gausas pirms. Pirms blins gali būti prisvilis, bet gal nebaisiai. Yra vienas toks posakis, kad ūkininkai gerai gyvena, ir panašiai, bet jo, mes ant tiek gerai ūkininkai gyvenam, kad po darbą tiesiai lekam atgal į ūkį, nes reikia betonuoti, kadangi nelyn. Ir reikia nepaleisti tokios progas. Aišku, galėtų būti lankstoks, labai neaptrauks, bet nieko, to jos nutrauks ir matysim kelią. Betonavimas be manęs prasidėjęs, bet dar nepavėlau, spėjau. Užteks darbą visiems. Tai frontalinis vis suglūdė, nors praeitoj savaitėje čia laids buvo palūžęs radom, kad žodžiu matyt paskirstytojas. Yra kažkas parodėjęs, nes elektra parein lemputį deg, bet dabar reikėjo iškratyti kaušą ir nebeins raigės pasukti. O su tuo betonavimo kaušu kas gerai, kad galim apie pusę kaušą švyro pasikabinti. Žodžiu, pasikabinau, jau norėjau maišyti, vėl čia pastriga, tai ten tas, kur yra elektrinė dalis, magnet ir kur tas paskirstytojas, biškis stuksenom, nurodus atsigavo. Bet esmė tame, taip ant nakties to laiką nietamsoj, o čia dar tokias smulkmenas nervuotai, nie labai smagu. Bet viskas, paskutinis kaušas, tai dabar, kai pajungiau su frontaliniu padėtį, tai taip ir laikysiu. Va. Reikia pačiam pasirodyti, nes viskas tiek beveik vieną kaušą tą išpilti. Tai bus, sakykime, tas, kurį važiavims pabaigsiu.
tada bereikėtų rytoj jau lysas niks jau nesvarbu, gali pustyti, bet viduj reikės tą girdyklai pamatą pasidaryti, bet kadangi viduj tai jau bus rami galva. Ten blogiausia atveju, kad su ta vienfaze, kaip vadinu, oranžinė mišelka ir įsibetonuosam. Brolis šiandien viens lieka prie to maloniausią darbą, bet nu nieka.